Gerai. Tai sveiki įsijungę mūsų Success Deniai podcastą. Šiandien svečiuose turime neeilinį svečią Matą Cimbolą. Tai sveikas, Matai. Sveikas. Ir aš prieš pradėdamas iškart noriu, žinau, kad buvo neseniai tavo gimtadienis, tai mes nuo savo podcast'o norim pasveikinti su gimtadieniu ir turim čia tokią simbolinę dovanėlę tau įteikti. Ačiū labai. Malonu. Čia šokoladas mūsų Aš universiteto. siemo šokoladas. Jėga. Jo. Ir, tai va, galim pradėti. Pasakok, kaip prasidėjo tavo pokeristo kelias, kiek tų metų šis buvo, kai sužinojai ir vis tiek, turbūt, daugiausiai pokeris tavo gyvenime. Tai pokeris tai buvo mano hobis, tai buvo laiko praleidimas su draugais, nieko rimto, nuo 14 metų, gero, kai pradėjo populiarėti pokeris Lietuvoje. Ir tas taip ir buvo iki kol man sukako 20 metų. Ir tada aš tuo metu dar žaidžiau futbolą, norėjau užsikabinti futbole, bet supratau, kad ko gero nepavyks, reikia mešti tą svajonę. Ir tada pokeris atsirado kaip puikioj vietoj ir visą dėmesį skyriau pokeriui. Ir nuo to laiko siekiau svajonės, emigravau į Angliją, ten, kur galėčiau tobulinti įgūdžius ir išbandyti save tarptautiniuose turnyruose, tai nuo to viskas ir prasidėjo. Okay. O po kiek laiko tada nuo to pradžios grinai pradėjo jau pavykti iš to uždirbti ir kaip ir pragyventi? Tai manau nuo pirmus pinigus tai iš draugų laimėdavau. Ir visą laiką kažkiek pavykdavo uždirbti, laimėti, bet tai buvo tiesiog kaip hobis. Tiesiog, man daug strategijos, daug visokių skaitimo oponentų ir tai kaip įgūdžių žaidimas, tai gali apžaisti, man labai patiko konkuruoti. Tai tai visą laiką uždirbdavau, bet tas buvo tiesiog hobio pusė. O nuo 20 metų pradėjau profesionaliai, kur jau visą full times pradėjau skirti ir viską dariau. Okay. Tai kažkur nuo 20 metų prasidėjo, taip pat jau galėtum iš to kaip ir minimaliai išgyventi, jo? Turėjau tokį tikslą, sakiau savo draugui, kad pradėsiu profesionaliai žaisti, kai iš pokerio uždirbsiu 15 000. Tai uždirbau 15 000 ir sakau, gerai, jau reikia tada visą galvą nert į tai. Okay. Tai 20 metų. O galbūt atsimeni, kiek maždaug reikėjo pirmą išeiti minusą, kad reboundintum ir pradėtum jau už tą uždirbinėti? Tai kai jaunas buvau, tai labai, labai daug kartų, tiesiog pakeli savo bankrolą, nuleidai savo bankrolą, pakeli, bet tai buvo mokinimasi, tokia, žinai, kreivė, kaip investavimas į save. O šiaip nesu nei karto bankrutavęs. Ir mano iš tikrųjų vienintelis įnašas į pokerį, nuo ko viskas prasidėjo, tai brolis pasiuntęs $5 į mano PokerStars sąskaitą. Tai nuo to viskas ir prasidėjo, bet aišku tai buvo, tiesiog didžiausi svingai aukštyn žemyn ir panašiai. Tik nuo to taško, kai jau nuo 15 000 buvau pasidaręs savo pradiniam bankrolui, kai pradėjau žaisti profesionaliai, jau nuo to karto nei karto nebuvau bankrutavęs kritęs. Okay. Kietai. Bet čia turbūt vis tiek nėra lengva taip ir turbūt, kad daug kas taip negali, taip nepavyksta jiems suvaldyti savo viso bankrolo ir kaip čia vis tiek... Yra bankrolo managementas, pagrindinis dalykas, kur tu turi, kaip ir bet kuriam dalyke, nežinau, akcijų investavime, tiesiog į bet ką, kad turi valdyti savo riziką, tai pokeriai lygiai tas pats, net geriausi pokerio žaidėjai gali turėti kelis mėnesius minuse, tai turi labai viską pasverti, visas rizikas, tai dėl to ir niekada nebuvau bankrutavęs, nes visada atitinkamai valydavau. O šiaip, galbūt, žinai, vis tiek iš tų visų profesionaliai esančių žaidžiančių žaidėjų, kiek maždaug jų procentaliai iš visų esančių gali pragyventi iš pokerio ir laimėti, nes tu matęs kažkur, kad apie 95% yra minusuojantis žaidėjai, kažkas tokio. Tai tie pinigai neateina iš bet ko.
ateina iš kitų pokerio žaidėjų. Jo. Pokerio saitas, tarkim, tai jis paima tik tai tą tarpininko mokestį. Įsipirki turnyrą ir geriausi žaidėjai paima didžiausią dalį. Bet tai irgi, tai tiesiog, jo, tai vieni laimi pinigus iš tų žaidėjų, kurie pralaimi pinigus. Tai aišku, daugiausiai pinigų ateina iš mėgėjų, kurie tiesiog laiko praleidimui įsijungia pokerio turnyrą ir ar važiuoju kokią nors kelionę. Aš jau virš 10 metų keliauju po gyvus pokerio turnyrus po visą pasaulį. Tai N žaidėjų žinau, kurie tiesiog, turtingi ir mėgsta keliauti po pasaulį, sužais pokerio turnyrą, važiuoti ten, nežinau, aplankyti ten kokias turistinės vietas ir panašiai. Tos gaunasi, žinai, kaip kiti golfą mėgsta pažaisti, nuskrisiu į Australiją, pažaisiu golfą, aplankysiu ten Sidnėjų, dar kažką, tai čia pokeris lygiai. Čia sunku palyginti, kiek čia procentaliai jo. O kiek laiko per dieną ar per savaitę skiri pokerį, nežinau, čia dienom ar valandom, kaip čia skaičiuojama? Tai šiuo metu neskiriu gal tiek daug, kiek anksčiau, nes turiu vaiką mažametį, dukrytę 2 metų, tai orientuojuosi labiau į šeimos tokį gyvenimą ir dabar renkuosi labai selektinu į kur savo laiką investuoti, kai žaidžiu pokerį. Tai dabar jau esu karjeros tokiam taške, kad tik keliauju ten, kur noriu ir kur patogios stotelės, kur geros pokerio stotelės. Tai sunku pasakyti, kiek dabar laiko skiriu, bet tarkim, kai įskrendam kažkokį pokerio festivalį, labai stambų, ten, nežinau, World Series of Poker ar ten kokį nors kitą, labai rimtą, tai visada kaip ir koks sportininkas kelias savaitės prieš ruošiuosi, nagrinėju, prisimenu strategijas ir taip toliau. Tai manau, nėra tas, kad kiekvieną dieną dabar taip skiriu, bet yra, kad prieš keliaujant kažkur. Pasirašė, jo. O vis tiek tai yra darbas, kuriame tu nežinai, ar tai turnyrą nuvažiavęs, tenais užtruks 30 minučių ir iškrisi, ar tenais galbūt žais netgi kelias dienas. Kaip sekasi suderinti laiką ir ar nesigauna toks chaotiškas gyvenimo būdas, ar nėra sunku laiką kontroliuoti? Emocinis rollercoasteris tai labai didelis pokerį yra, nes, iš tikrųjų sėkmės faktorius yra, bet ilgam laikotarpį vis tiek geresnis žaidėjas laimės. Čia kaip, nežinau, galima palyginti su monetos metimu. Mesi monetą 50 kartų, amplitudė gali labai būti įvairi, bet jeigu 50 000 kartų mesi, tiesiog visada bus arti pam. Tai pokeriai lygiai tas pats. Tu nežinai, kaip tau seksis ir tu gali padaryti tai, ką tu valdai, tai savo emocijas, savo strategiją ir negali valdyti kortų, ką tu gausi į rankas, kas atsivers, ką oponentus turės ir taip toliau. Tai tiesiog, jo, labai, labai sudėtingas karjera šita emociškai, psichologiškai, sakyčiau. Daug kas palūžta po kelių metų. Aš esu girdėjęs, kad sekmadienį skaitos pokeristam šventą dieną. Ar čia yra tiesa ir ar pats laikaisi to? Taip. Tai sekmadienis yra online pagrindinė diena, online pokerio, kai lyginant gali sudėti visas kitas 6 dienas ir bus tik tokio pačio dydžio kaip vienas sekmadienis. Jie jau uždeda kaip jo šventą dieną. Jau visi didžiausi pokerio turnyrai vyksta sekmadieniais. Tai laikaisi iš dalies vis tiek šitą. Gerai, yra. Vis tiek iš šono žiūrint, tai čia gali atrodyti kaip svajonių darbas, vis tiek tu atrodo, ką žaidi pokerį ir keliauji po pasaulį dažniausiai. Kokie didžiausi sunkumai kyla gyvenant pokerį iš esmės? Tai pinigų valdymas, manau, čia daug kas paslysta. Ir turi suprast, kad čia kaip verslą kažkokį. Tu į save investuoji, tu keliauji, išlaidos, nėra čia rėmėjų, nėra čia kažkokių dalykų, kad tau kompensuos įpirkas. Viską darai iš savo pinigų. Tai tiesiog sakyčiau, darbas kaip profesija, bet kas gali pokerį užsiimti. Turi pinigų, gali įsipirkti bet kas į pokerio turnyrus, keliauti. Toliau, tai sakyčiau, tas sunkiausias dalykas yra valdyti savo finansus. Jo, rizikas valdyti. Jo, rizika. Pats užsiminiai, kad labai yra sunkus darbas psichologiškai.
ar pats esi buvęs turėjęs, ar esi turėjęs e, e, emocinį burneutą kažkokį, psichologinį burneutą? Ir kaip su Taip, jam taip, be susitvarkei? abejo, Taip. per 10 metų plus net ne vieną esu turėjęs. Mhm. Ir net nebūtinai yra, kaip yra, e, lūzerio tiltas, sako, nu, tu čia užsitiltinai, tu čia nesąmonės darai kažką, nu, tarkim, nesiseka kelis mėnesius, nesusitvarkai su galva ir panašiai. Tai noriu pabrėžti, kad yra ir vinerio tiltas irgi, kai tu, tarkim, viską laimi ir tau tada pradeda nerūpėti pinigai, nes tu, oi, aš čia viską laimiu, aš čia pats geriausias pasaulyje, toks, žinai, užsikeli savo tokią kartelę, užsidė savo etiketę, kad geriausias ir panašiai, ir tada irgi gali labai nudegti iš to. Mhm. Tai, jo, tai esu turėjęs ir downswingų didelių, ir upswingų labai didelių, tai reikia labai tvarkyti su galva. Tai manau, ir nėra kur pasiskaitinėti, ar nėra, kad kažko galėtum paklausti tokiais dalykais. Tai manau, tik patirtis padeda, nu, praeini pro tuos pačius etapus ir tada supranti, kaip reikia. Su kiekvieną kartą, kai perini sunku etapą, po to pasižiūrėt, gal kažką iš to išmoksti, Taip, pasiemi pamokas taip, išmoktas. Okay, ar paprasčiausiai per tiek metų neatsibosta pats pokeris kaip žaidimas, nes vis tiek, iš esmės tai vis tiek tas pats per tą patį eina. Tai atsibosta, tai yra kuriama nauji, visokios naujos struktūros, kaip nauji modeliai turnyrų ir taip toliau. Mhm. Tai kaip ir kokių šachmatų yra ten blitz, ten bullet, blitz, rapid, ten pagal laiko, tarkim. Yeah. Ten dabar mačiau freestyle chess, kad ten iš random visai lenta padaryta ir taip toliau. Tai ir pokeriai lygiai tas pats yra, tarkim, turbo turnyrai, bounty turnyrai, mystery bounty. Jie sukuria labai daug skirtingų, kaip ir žaidė tą patį turnyrą, bet strategija skirtinga būna. Yeah. Jo, tai tarkim, bounty turnyras, kad tu turi orientuotis ir laimėti pirmą vietą, bet ir išmetinės žmonės, nes už kiekvieną žmogų gauni sumą pinigų. Tai tas, manau, tas ir pagyvina tą visą pokerį, pritraukia. O kuris tavo mėgstamiausias game modas? Visus mėgstu iš tikrųjų, bet aš gal sakyčiau, man labiausiai patinka kai būna stipriausi turnyrai ir su geriausi pasaulio pokerio žaidėjai žais prie vieno stalo. Tai nesvarbu, ar tai yra bounty, ar ten main eventas, ar kažką. Mhm. Tai yra, kai iš tikrųjų labiausiai stempęs ir geriausią savo žaidimą turi parodyti prieš kitus. Ok, čia toksai biškė ant ego savo, kad turi... Anego. Jo, ok. Čia kas ir stumia šitam, kaip ir sporte ar bet kur. Aha. Stumia į priekį, kad taip, žinai, nori būti geriausia savo versija. Jo. Ok, mes jau šiek tiek šnekėjome apie psichologiją. Ar turi kokių nors specialių pratimų tam skirtų, kaip ją tobulini, stiprini, nežinau, kaip čia pavadinti? Ilgalaikiu, tai gal sakyčiau tiesiog iš patirties labai daug kas ateina, iš kitų gal klaidų kažkiek gali pasisemti, bet gali tiesiog gal nuraminti savo protą, gali kalbėti kaip nors ir taip toliau, kad nieko čia baisaus, pailsėsi, rytoj sugrįši, pastudijuosi dar kažką, prieš turnyrą parodysi dar geriau. Nu, turi žaisti, nes niekam nepatinka pralaimėti. Mhm. Tai čia pats blogiausias jausmas. O pokerį iš tikrųjų, jeigu atvirai iš 10 turnyrų, tu kokius 7-8 turnyrus pralaimėsi, nepatekęs pinigus, o ten 2-3 turnyrus pateksi pinigus ir gal žengsi toliau ir panašiai, gal padarysi finalinį, gal laimėsi turnyrą. Tai pagalvojus taip, kad realiai pralaimėjimas yra dalis pokerio, didelė dalis pokerio. Yeah. Tai turi būti labai geras loseris, kaip sakau. Ar po tiek metų žaidimo pokeryje jautiesi pats, kad esi labai psichologiškai sharp ir ar pritaikyti kažkur kasdienybėje, ar esi pajautęs, kad esi labiau sharp už kitus savo mintimis? Taip lygintis gal net taip norėčiau, bet reikėtų mano žmonos paklausti. Manau, jis ne vieną kartą sakius, kad, sako, kaip tu taip valdai savo emocijas, yra įspūdingai. Taip, išmoko.
iš tikrųjų pokeryje turi kaip ir izoliuoti savo emocijas, neparodyti prie pokerio stalo, nes kiti gali iš karto gauti rydą ant tavęs. Jo. Tai kaip ir treniruojasi tam, bet tuo pačiu labai sunku tada sugrįžti į normalų gyvenimą ir taip, nu čia kaip kokia auka yra, kad tu jeigu jau tavo darbas, profesija tampa tavo gyvenimo didelė dalis ir tada, ja, sakyčiau jo, emocijos čia kur galbūt ir kartais man jų pritrūksta, lyginant su... Okay. O tai kaip užsiminį pats apie rydą, ar prie stalo žaisdamas stengias nurydinti žmonės ir ar juos stengias paskui, nežinau, ar čia stengias, ar automatiškai gaunat, bet ar nusirydina ir gatvėje tiesiog einant treno žmonės, ar Galima panaudoti tuos pačius, nes nu, čia labai žmogiškos emocijos pokeryje. Tai tiesiog tai yra žaidimas arba tiesa, arba melas. Iš tikrųjų, nu, jeigu aš statau, tai arba aš turiu gerai, arba aš turiu blogai. Tai tos pačios emocijos kasdieniam pasaulyje lygiai tas pats. Tu kalbi su bet kuo, matai, ar žmogus tau į akis žiūri, ar pasitikintis, ar toks truputėlį meluoja, ar kažko nenori sakyti, nu, viskas tas labai. Ir per daug metų jau tas mano labai išlavintas gut feelingas, kad iš karto pamatau ir suprantu, kad ja. Aha. Per tiek metų jau išsiugdėjai biškį. Okay. Mačiau, kad esi ir pokerio treneris, nežinau, ar čia teisinga informacija, ar neteisinga radau. Esu turėjęs savo mokinių grupės turėjęs, bet šiuo metu anksčiau turėjau ir mokinių, į kuriuos investavau ir mokiau ir taip toliau, toks kaip projektas, bet dabar orientuojuosi labiau į savo karjerą ir kartais turiu mokinių 1-on-1, kurie nori pagilinti žinias ir taip toliau, bet neafišuoju labai stipriai, palieku kitiems, bet... Čia kaip sportą, gal kai baigsi jau savo sportinę karjerą, gal tada perėsi treneriu, ja. Darysiu mokymo mokyklą pokerio. O kaip buvai sugalvojęs šitą visą daryti, nežinau, tapti treneriu, ar čia jau tik kažkokį pašaukimą būti, kelti pokerio lygį Lietuvos, ar tiesiog? Tai kaip ir pats esu daug kitų pokerio mokytojų žiūrėjęs, ar mokomusius video, ar dar kažką, taip semiesi informaciją, nes iš tikrųjų prieš 10-7 metus nebuvo tiek daug informacijos pokeryje. Nebuvo programų labai jau gerų, nebuvo kažkokių ten solverių ir taip toliau. Tai viską, ką mokėjai, tai buvo tiesiog matematika ir buvo tiesiog, kad tu kopijuoji tavo manimų geriausius žaidėjus. Tai arba tu iš jų imi pamokas, arba tu juos kopijuoji, tu, tarkim, su kažkokiais savo draugais sueini ir bandai diskutuoti, kaip geriausiai surasti geriausią strategiją tam tikrose vietose. Dabar šiais laikais jau ten tos programos labai stiprios yra, tai tiesiog galima viską įsolvinti. Kaip ir dabar su AI ir taip toliau, tai viskas irgi implementuojasi į pokerį. Jo. Okay. Dabar jeigu įsivaizduok, taip vieną dieną atsibundi ir viskas, esi pradės viską, nebeturi savo bankrolo, nebeturi savo statuso, nieko nebeturi. Nuo ko pradėtum vėl iš naujo? Čia iš srities kažkokios, ar... Tiesiog, kaip man... Ką darytum, nežinau, ar vėl bandytum per pokerį prasimušti? Jeigu aš ir atsikelčiau savo kūnę, savo amžiai, savo metų, ar jaunas turėčiau būti? Savo metų, tarkim. Savo metų, jo. Tai gerai, jau tada su sportu atkrenta. Aha. Tai manau, pokeris būtų geras sritis, nes pokeryje gali iš ganėtinai mažos investicijos pasikelti savo bankrolą. Atsistoti ant kojų. Tai manau, pokeris visai geras sritis būtų. O jeigu pokeris skilą esi praradęs, nebemokai žaisti pokerį? Šmokčiau per naują. Ne? O šiaip net nežinau, eičiau kažkur gal mokintis kažkokią labai perspektyvų dalyką. Gal su AI, arba kažkokiu programavimu, arba nežinau. O aš dabar pagalvojau, ar pokeris šiaip yra kaip ir sporte, kad yra jau tam tikras amžius, po kurio jau yra per vėlų ir per sunku mokintis ir kažkiek, kaip čia, pristabdau tavo lubas tobulėjimo? Gal kažkiek ir sunkiau, bet
tikrai ne taip kaip kokiuose šachmatuose, kad Mhm. gali bet kas tikrai išmokti pokerio. Ne, kažkiek reikalauja geros atminties ir taip toliau, nes turi atsiminti patternus, bet manau, bet kas gali. Iki tam tikro lygio kažkur lubos bus galbūt, bet tikrai tam bendram pūlė iš bet ko galim padaryti laimintį žaidėją. Ar turi savo kažkokį mėgstamiausią handą pokeryje pačiam? Tai geras šiaip labai klausimas. Prieš kažkiek metų, kai manęs klausdavo šio klausimo, visada atsakydavau. Dabar kaip ir nėra to, nes esu tiesiog kaip ir kažkoks strategijos freakas, kur realiai nesvarbu handas, bet svarbu labai gerai juos įžaisti, kuo geriau priimti sprendimus. Mhm. Tai sunku pasakyti vieną tą handą. Žinai, daug žmonių pasakys, mano ten, tarkim, 5-6 širdžių ir kai gaunu, nesvarbu pozicijos, nesvarbu, kiek aš turiu žtonų, nesvarbu, koks ten stadija turnyro, aš vis dar žaisiu. Yeah. Tai pas mane to nėra, nes kiekvienas toks dalykas gali kainuoti daug pinigų. Jo. Ypatingai tokiuose limituose, kur aš šiuo metu žaidžiu, tai kiekviena klaida kainuoja tūkstančiais, kartais net 10 tūkstančių gali kainuoti. Jo. Tai norėjau pasiklausti, galbūt turi kokį nors handą, kuris galbūt nemėgstamiausias, bet kurį mėgsti reizinti, kuris netitinka strategijai ir netitinka logikai, bet turbūt, kaip supratau, neturi tokio irgi, ne? Ne visą. Anksčiau buvo, kad nesvarbu mano handas, svarbu įgūdžiai. Tiesiog svarbu rodyti agresiją, galiu su bet kuo, bet ką, bet kur apžaist, bet išmokau šitą pamoką. Čia kai buvau grinai 20 metų, tai pamatau, kad labai prastas žaidėjas, aš ant dealerio pozicijos, iš big blindo, aš gaunu patį prašiausią handą, 2-7 tarkim, ir aš tiesiog pushinsiu jį, reizinsiu, pushinsiu, bandysiu išmest, o iš tikrųjų jis mane prigaudo, nes jis tiesiog žaidžia normalų handą, pagauna, kaip ten, tarkim, gerą kombinaciją ir jis nepaleidžia. Tu gali prikelt prie kryžiaus, bet jis niekada neišmės tos kombinacijos, kad ir all-iną sustumsi. Čia tokios naujo klaidos tokios. Aš pats vakar galvoju pasitreniruoti biškį, inspiracijos gauti prieš su tavim podcastą, nuvariau į free rollą pažaisti, tai kiek 20 minučių gal pažaidžiau, tau baigęs, bet užvakar dalyvau free rollę, ten visai gerai buvau. Ten, aišku, vietomis nesigavo gerai, bet kokias 4 valandas laikiausi. Neblogai. Visai normaliai. O kur buvai? Vakar buvau 2 karaliai, o užvakar buvau Poker Street'e. Tai šiandien Poker Street'e kažkaip iš pradžių gerai pavyko, tai pirmas 2 gal valandas buvau visiškai chip lyderis viso tournamento, ten atydavau prie stalo, kai stalą reikia su tokiu steko, atėjant kitas tiek sėdi, bet paskui kažkaip turbūt tas ir yra, kad... Atsipalaidavai. Turbūt kad kaip čia, iš pradžių tu pavyksta tau žaisti ir pagal strategiją ir laikytis jos, bet super laiką tiesiog pavargsti. Ir tie, kurie išsilaiko turbūt ir išsilaiko jos ilgiausiai, tie ir laimi. Aš kadangi pasitaškiau, taip ir baigęs. Nieko čia. Procesas, ilgas procesas čia yra. Jo. Gerai. O kokių dar turi pajamų šaltinių savo be pokerio, kurių galbūt mažai kas žino, vis tiek turbūt visi žino kaip pokeristą. Tai kas žino, ko gero vis tiek žino, tai NTR ir investavimas į rinkas. Okay, dar prieš šitą prieisim, įdomu čia visai. Tai kadangi pokeris yra, kaip ir sakiau, rizikinga veikla, tai turi rinktis kažkokia labai tokias saugias investicijas. Paskirsi, kad nematyti visų kiaušinių vienoje pintinėje vadinamoje. Gerai, o ką darai, jeigu jauti kažkokio motyvacijos stygių gyvenime kažką daryti, ar taip nebūna pas tave? Būna, iš tikrųjų būna. Kita dylinė su tom. Visai bandau dylint, bandau sumotyvuoti, bet ne visada sekasi, bet nepergyvenu iš tikrųjų, nes, kaip ir sakau, dabar dukrytę turiu, tai tiesiog gyvenimas geras, ambicijos pokeryje nėra ten irgi, kad kaip anksčiau keliaudavau po pasaulį ir gyvendavau realiai su lagaminais ten, į vieną pokerio šalį nuskrendi į kitą ir taip, tarkim, 6 mėnesius gali iškeliauti. Dabar to nėra, kelionės tik tai, kas 2 mėnesius po kelionę pokerio, tai
Tai toks visai kitas dalykas. Toks, manau, kad subrendau, kaip pokerio žaidėjas subrendau, einu visiškai ant kokybės, o ne ant kiekybės. Mhm. Tai ir dėl to labai mėgaujasi, manau, visų procesų. Okay. Jeigu vieną dieną atsibundi ir tą dieną galėtum išmokti bet kokį naują skillą, visiškai apie beleką, koks skillas tai būtų? Šiaip geras klausimas. Šiaip gal taip banaliai pasakysiu, gal tiesiog pilotuoti lėktuvą norėčiau, taip paprastai žemiškai. Mhm. O tokį mažiuką ar Boeingą didelį? Kokį private jetą tokį su Aha. tokiais. Šiaip ir dabar kaip tik šią vasarą ir laikysiuosi licenzijas pilotavimo. Okay. Ja, Gerai, sėkmės tada, nice. tai visai norėčiau, kad tu taip atsikeli ir jau moki, jau su Aha. licencijom. Okay. O šiaip jeigu kažką iš nerealumo, tai gal laiku keliauti. Aha. Tai Gal ateityje kažkada ir bus. Jo. Žinau, čia iki to dagyvensim. O kokią turi svajonę savo išsikėlęs, kuri tave stumia visą laiką eiti į priekį ir daryti kažką? Ar turi kažkokią tokią didelę svajonę, kurios sieki visą laiką? Labai daug turėjau svajonių, bet labai džiaugiuosi, kad daug jų pavyko išpildyti. Tai šiai dienai orientuojasi tapti geriausiu tėčiu. Tai tokia buvo, nes mano tėvai išsiskyrė, tai toks trauma iš vaikystės, tai mano svajonė va ta visada buvo. O šiaip iš pokerio pusės, iš karjeros pusės, aišku, norėčiau galbūt patį prestižiškiausią turnyrą laimėti pokeryje. Tai yra World Series of Poker main eventas, kuris kiekvienais metais vyksta Las Vegase, jis trunka 11 dienų. Tai yra įpirka $10,000 ir pritraukia iš viso pasaulio žmonės. Jie surinka 8,000 žmonių kiekvienais metais. O tu buvai laimėjęs pirmą vietą VPT buvai, taip? Jau, World Poker Touras. Jo, World Tai Poker. pasaulio taurė. Antras šis skaitosi pagal dydį, jeigu po pokerio. Aš galvoju, kad tas VPT yra didžiausias. Aha, tai World Poker Touras, kaip ir WSOP, yra daug side eventų visokių. World Poker Touras yra main eventai, kurį aš esu laimėjęs, bet jis vyksta po visą pasaulį. Kaip formulė, tarkim, kažkur. O tas World Series of Poker main eventas vieną kartą į metus ir pagrindinis turnyras. Nors per tą visą seriją jie turi gal apie 100 skirtingų eventų. Bet jie turi tą vieną pagrindinį main eventą, kuris jeigu laimi, tampi jau visiškai vienvaldis pasaulio čempionas. Tai būtent tą ir laimėjai, taip? Ne. Ai, tu side laimėjai tą tokią, ne? Ne, aš laimėjau čia 2 skirtingos kompanijos. World Poker Touras tai pasaulio taurės. Ir World Series of Poker tai yra pats seniausias, kuris vyksta nuo 70 metų. Ir jie turi tą vieną turnyrą tik tai. Ok, supratau. Tai tas turnyras visų geidžiamiausias, bet jis yra didžiausias maratonas, 11 dienų, po 12 valandų žaidimo ir 8,000 žmonių. Tai gali įsivaizduoti. Iš tikrųjų, mano draugas toks Espenas, Norvegas laimėjo, tai neįtikėtina. Ir pirma vieta paprastai būna 10 milijonų. 10,000, 10 milijonų. Tai nebloga grąža už 11 dienų. Aha, nebloga. O kaip tu manai, ar tiki, kad, kaip manai, kas labiausiai įtakoja gyvenime sėkmę? Ar draugai, ar talentas, ar aplinka tiesiog, ar aplinkybės, darbas, nežinau. Kaip tik buvau pagalvojęs, kažkaip turėjau labai gerą mintį, kad talentas yra labai overrated. Visiškai talentas nežaidžia, gal mėgėjiškam lygiai, gal kai tu pradedi, talentas tau padeda, bet visiškai juodas darbas, jis sako. Tavo laiko skirimas kažkam ir atsidavimas, tai padaro tuo, kuo esi. Manau, kad talentas visiškai gal padeda kažkuriu metu užsikabinti. Tarkim, jeigu pradedi kažkokią naują sporto šaką ir tu esi talentingesnis, tu gauni greitesnį feedbacką, gauni kažkokių rezultatų, pasiekimų ir tas te stumia į priekį, bet kai tu pasieki kažkokį lygį, talentas visiškai jokios rolės neturi. Jokios įtakos, jo. Ok.
Tai talentas. Ne talentas. Juodas darbas. Juodas Taip. Jau darbas. kelintas pašnekovas, panašaus klausimą paklausėm, visi tą patį atsako. Tai turbūt toks atsakymas ir yra iš tą klausimą. Gerai, jau buvom užsiminę apie tą investavimą. Ar investuoji į akcijas ar į kitas turto klasės kažkokias? Taip, tai į akcijas investuoju. Em, Neskaičiau, kad esu ten traderis ar kažkas, labiau esu value investuotojas. Mhm. Jo, tuo pačiu esu ir kripto entuziastas ir domiuosi labai daug visokių sričių, kaip ten deep tech, AI, blockchainas ir taip toliau. Mhm. Tai ja, ir kaip sakiau, akcijos, visokios kiti turtai ir nekilnojamas turtas. Ja, taip Okay. ganėtinai diversifikuota Jo. gražiai. Kaip ir turi būti, jo. Tai man Saugiai. Saugiai ir Jo. gražiai. O Kiek- pokerį tada jau palieku savo. Aha. O mano kitas klausimas, kaip tik buvo apie kripto, ar investuoji, tai supratau, kad kripto patinka tau, taip? Kaip čia investuoji pats, taip? Taip. Kaip manai, kodėl tiek daug žmonių yra skeptiški kripto ir tiek daug kas nepalaiko to? Pirmas dalykas gal dėl to, kad technologijos visiškai nesupranta, kas tai yra, nes ganėtinai naujas dalykas. Antras dalykas, manau, dėl žiniasklaidos, nes iš tikrųjų labai, bent jau prieš tai buvo labai lengva manipuliuoti kripto. Mhm. Tiesiog tai yra toks, žinai, gaudimas kažkokios bangos. Mhm. Nu ir dabar, kas moka, tas padaro. Ja. Taip, tai pilna buvo tokių kaip koinų, tarkim, čia visai nesiniai pats Trumpas išleido savo Trump koiną, Jo. kurio dabar kapitalizacija gal 12 ar 15 milijardų, nežinau. Tai realiai va iš niekur visi sunešė pinigus. Tai kurie buvo greitesni, jo padarė ten 10x investiciją dar kažką, bet kažkas gal nusipirko pačiam aukščiausiam taške. Jo. Tai realiai tas Trump koinas nepagrįstas, nedaro kažkokios didelės funkcijos. Tiesiog, kad tai yra prezidento koinas, pačių sukurtas, tai visi nori turėti dalelę. Tai, bet yra daug koinų, kurie daro, funkcijas daro. Taip. Kaip gamingai yra atsiskaitimo valiuta koinai, yra pavedimų koinai, yra kaip digital auksas, bitkoinas, taip toliau. Tai ja. O tu pats labiau mėgsti investuoti į tos visus bitkoinus, įdėrimus didžiausius, ar į tuos labiau meme coinus? Didžiausia dalį tai sudaro, aišku, didžiausi kepai, kaip bitkoinas. Bitkoinas, mano manimu, yra galbūt ir saugiausia ir geriausia investicija tarp kripto. Jeigu ėmus tiesiog grafiką, tai manau bitkoinas visus deda. Nu, tai čia yra bitkoinas per paskutinius 10 ar 15 metų geriausia investicija, kokia Taip. tik yra buvus visiškai. Jo. Tai kaip supratau, yra kripto ir į tuos mažesnius, kaip čia nėra pagrindinis, bet mėgsti ir su tais, kaip supratau, ne šiek tiek. Ja, kažkokią dalį alokuoti į mažesnius, kodėlgi ne. Okay. Čia irgi tokia pasverta rizika. Žinai, kad didelė rizika, tai dedi kiek negaila. Kiek negaila, taip. Jo, taip. Ok, tada biškai paliekam tą kripto. Ką patartum... Čia galima vadinti? Jo, žinoma, taip, čia tavo padėta. Ką patartum jaunam žmogui, norinčiam siekti savo svajonių? Tai patarčiau daug ką pabandyti, iš tikrųjų, supras, kas patinka ir tada siekti karjeros tam dalyke, nes nuo to, ką pasirinksi, priklausys, tai bus tavo sritis daug metų, tai jeigu tau tai nepatiks arba tu tą kažką darysi tik dėl pinigų, tai tiesiog, manau, nelaimingą gyvenimą turėsi. Nes, žinai, kai sako, pasirink darbą, kurį myli ir nereikės dirbti nei vienos dienos, tai manau, labai tiksli metafora. Pasirinkti mylimą darbą ir tai tiesiog juodas darbas daryti. Ir jeigu tau patinka darbas, tai tas juodas darbas, kurį įdėjai į tą darbą, nėra toks juodas, nėra toks blogas. Tada, aš bandžiau dabar šitą klausimą suformuluoti, bet nežinau, man čia pavyko normaliai. Ką patartum tam, kuris nori sėkmės nestandartinėme kelyje, kuriame nėra aiškaus plano? Tai aš turėjau omeny, kad
tie, kurie nori, kaip čia, jaunimas, kurie nori kažkokį pasirinkę nestandartinę nišą, iš jos daryti kažką ir tėvai aplinkiniai niekas netik, visi sako, kad nesąmonė, ką daryti ir kaip to siekti, kaip tu manai? Tai galėčiau šiek sutapatinti su savo sritim iš tikrųjų, nes mano tėvai sakė, oi vaikeli, pokerį, žinai, čia mafija, mesk, kad ir kiek kartų bandžiau paaiškinti, jie net nesiklausė, tai irgi. Ir aš ganėtinai pradėjau tada, kai iš pokerio dar nelabai daug žmonių gyveno. Ir tai buvo sritis, kur tu nežinai, kur tai nuves. Tu žinai, kad tu gali karjerą kažkokią turėti, bet nežinai, ar po 10 metų bus tas pokeris, ar kaip gyvas pokeris, kaip gyvi pokerio turnyrai ir taip toliau. Tai irgi tokia buvo ganėtinai niša nauja, sakyčiau, auganti. Tai aš neklausiau, neklausiau aplinkinių, nes tikrai labai daug neigiamų emocijų ir neigiamų žodžių gavau, ypatingai iš kažkokių ten giminių ar, ypatingai senesnės kartos, nes... Tiesiog darai, ką myli ir jo darbą daug įdėjai. Nes dabar gal daug kas supranta, kas tas pokeris ir turi aplinkinių ir taip toliau, bet anksčiau taip nebuvo. Anksčiau visi galvodo, kad pokeris yra žaidimas kazino, ten prasiloši ir taip toliau. Bet iš tikrųjų didžiausi pokerio turnyrai vyksta, ten būna convention centrai išnuomoti, ten visokie rūmai, viešbučiai ir taip toliau, kur net nėra jokio, žinai, kaip kazino įsivaizduoja, kad ten ruletės stalai, blackjacko, ten suka, ir panašiai, realiai pokerio turnyrai tai čia kaip skirtingas dalykas. Taip. Aš dar noriu tokį klausimą pridėti nuo savęs, tokį pasiklausti, nes man pačiam yra įdomu, kadangi žaidžiu pokerį, man pačiam labai įdomu, labai patinka. Tai kaip reikia, nežinau, čia turbūt nėra kažkokio specialaus, kaip čia, tipso, kaip tu, kad taip pasakysi ir aš taip darysiu ir kad pavyks, bet kaip reikia turnamentuose runinti deep ir išlikti ilgai ir nežinau, link final table, kuo arčiau, kad būti. Jo, labai tokį trumpą, greitą atsakymą duosiu iš patirties. Tai reikia nebijoti rizikuoti, reikia bandyti tapti bosu prie savo stalo. Prasidedant turnyrui, neturi galvoti apie pinigus, turi galvoti, kaip daugiau akumuliuoti žetonų, kad kuo didesnį turėtum žetonų kiekį. Artėjant link pinigų, jau visi pradės galvoti apie pinigus, o tu tada turėdamas didesnį žetonų kiekį galėsi spausti visus, nes visi tipo, dar čia palauksiu, 5 žmonės liko, aš kris, pateksiu pinigus, čia nusimetinėsiu, žinai, žaisiu tik tai ten geriausias kortas. Ir tu tuo gali pasinaudoti ir realiai turėdamas tą iniciatyvą, jau arti pinigų, tu akumuliuosi dar daugiau žetonų, patekęs į pinigus, tu būsi čiplydas ir tada pateksi į finalinį stalą, jeigu išlaikysi čiplydą, vėl visus spausi dėl pinigų, tai labai paprastai tiesiog, reikia nebijoti, rizikuoti, rodyti agresiją ir bandyti bildinti savo steką. Jo, čia tas ir sunkiausia rodyti agresiją, atrodo, ką ten jis gauni 2-7, ką ten tą agresiją rodyti, bet čia... Aišku, nereikia over, bet reikia labai protu ir jeigu žaidi didelį banką, turi suprasti, kad tau labai būtina jį paimti, tai turi rodyti labai didelę agresiją. Čia tas yra, jau skillas, kur jau, kai daug laiko tam praleidai, daug valandų skiri, jau paskui jau pradedi jausti, mokėti ir suvaldyti viską. Čia kaip kokia irgi investicija žetonų, viduj ten, žinai, 100 000 žetonų, aš turiu 50 000. Ar man čia blefuot ar neblefuot? Bet paprasta matematika yra tokia, kad tu 5 000 investuoji, kad laimėti 105 000, tai tau užtenka break-even taškas yra 1:3. Tai tau užtenka tik 33%, kad veiktų tavo blefas, kad tu break-eventų. Daug žmonių galvoja, aš jau gal pasiliksiu tos 50 000, atiduodu jam tą banką, bet iš tikrųjų tokia situacija turi kaip maniakas blefuoti ir bandyti nagais jį, žinai. Jo, čia jau toks matematinis prasideda. Aš dabar, kaip tik sugalvojau, o tau kaip tau sekėsi su matematika anksčiau mokykloje ar draugavais? Nes tiek pokerį daug matematikos yra tikrai. Draugavau, iš tikrųjų. Dalyvaudavau ir olimpiadose, iki tam tikros klasės, man atrodo, gal nuo 5 iki 10 dalyvaudavau olimpiadose visokiose ir dar šachmatus ant top lankiau.
Mhm. kai buvau irgi tarp ten 5-8 klasės. Tai manau, tas šiek tiek davė man fundamentus. Fundamentus, jo. Nu, mažai gyvenime niekada su matematika labai nedraugavau, tai turbūt, kad sunkiai man pokeristu seksis tapti. Bet matematika nėra labai sudėtinga pokeryje. Tai yra tiesiog tikimybės. Aha. O ar turi kokią nors knygų, kurias skaitai ir rekomenduotum paskaityti kiekvienam? Legendinė knyga yra Doyle Brunson Super System. Tai čia kaip Biblija. Aš surašysiu gal tada. Aha. Labai gera knyga. Aišku, galbūt kažkokių naujoviškų strategijų neduos, bet tą susidarimą apie visą bendrai pokerį, psichologiją ir taip toliau labai gerai išpasakoja. O ne apie pokerį, o šiaip knygų apie, nežinau, apie tiesiog įstrigusių kokių nors įdomių, kurių skaitęs esi, galbūt įsiminus yra. Labai dabar, ką galiu atsiminti, tai Atomic Habits labai patiko, bet čia labiau apie... Nesenai prieš porą savaičių baigė skaityti ją. Jo, man patiko. Šiaip yra daug knygų, dabar, nežinau, nepasakys kažkurios vienos, kad labai įstrigo ar panašiai. Tai, jo. Ok, ir tada pabaigai, koks būtų tavo palinkėjimas visiems Success DNA mūsų podcast'o klausytojams? Apie beleką tiesiog, visiškai. Čia vadai šitą kamerą gali žiūrėti. Sveiki visi. Su Matas, noriu visiems palinkėti iš tikrųjų kažkokį labai prasmingą sveikinimą, palinkėjimą. Noriu palinkėti visiems išlikti labai pozityviems, įvertinti, kas ką turit ir džiaugtis. Ir jeigu turit svajonių, dirbkite dėl jų, stenkitės ir tikrai visos svajonės pildosi. Ir jo, visos svajonės pildosi, dar pasikartosiu. Gerai, labai greitai užbaigiam. Gerai, tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mūsų podcast'ą ir susitiksim kitą kartą. Iki.